Stop. Jei trumpam ištrauksime galvas iš lietuvių ir istorijos mokytojų kolaboracinių minėjimų, neužmirštuolių ir Eurikos Masytės, ir plačiojo pasaulio paklausime, kada baigėsi šaltasis karas, dažniausiai gausime gan paprastą atsakymą – Berlyno sienos griuvimas. Įvykis, kuris simbolizuoja daugiau nei 40 mečių branduolinės įtampos, netiesioginių karinių konfliktų ir tarptautinio šnipinėjimo pabaigą. Po šio įvykio 1989 metais neįvyko nei vieno incidento tarp SSRS ir Jungtinių Amerikos valstybių sąjungininkių. Sausio 13-osios naktį 14 beginklių tautiečių paaukojo savo gyvybes dėl Lietuvos ateities. Tačiau kodėl tai įvyko? Jei jūs į šį mano klausimą atsakėte, nes savi šaudė į savus, jūs pakviesiu pabučiuoti artimiausią važiuojantį traukinį. Na bet iš tiesų, kodėl? Atrodė, kad mūsų kelias į laisvę turėjo būti be didesnių trikdžių. Kovo 11 mes atkūrėme nepriklausomybę. Jungtinės Amerikos valstijos rodė savo palaikymą, na ir pačios Sovietų sąjungos vadas atrodė ne toks jau ir blogas vaikinas. Gi Nobelio taikos premijų ant prikolo nedalina. Nepaisant to, antiteroristinis KGB būrys Alfa, atsiųstas kelios dienos prieš 13-osios naktį, pajudėjo link Vilniaus televizijos bokšto. Ta pačią dieną Lietuvos prokurorai jau pradėjo darbą renkant įrodymus. Jiems smarkiai padėjo ir eiliniai Lietuvos piliečiai. Pirmaisiais nepriklausomybės metais KGB sąšlavos pradėjo vyniotis manatkes, pradėjo ir dokumentų deginimą. Kai kuriuos iš dokumentų vietiniai lietuviai prasibrukę spėjo ištraukti iš liepsnų. Tos nakties liudininkai nešė nuotraukas, vaizdo įrašus su įamžintais išpuolikų veidais į vietinės prokuratūras. Dėl šių bendrų pastangų šiandien mes turime sausio 13-osios bylą. Virš 700 tomų dokumentų rinkinį, pagal kurį 67 asmenys, tarp kurių yra ir paprasti karininkai, ir KGB vadai, buvo nuteisti. Deja, nepaisant to, didžioji dalis nuteistųjų yra nesusekami. Jie slapstosi įvairiose pasaulio šalyse. Visus kaltinimus dėl išpuolio, net iki šiol, tik dabar kitų vardų neigianti Sovietų sąjunga, kelia kaltinimus Lietuvos prokurorams prisidėjusiems prie bylos. Žinant Sovietų sąjungos ir dabartinės jos versijos Rusijos federacijos informacijos naikinimo ir kraipimo politiką, greičiausiai niekada nesužinosime visų kaltininkų vardų ir visų tos nakties niuansų kitoje geležinės uždangos pusėje. Tačiau žinome, kad ir kaip mes kartais skirtingai matome savo tėvynę, lietuviai gali dirbti išvien. Jei prieš 30 metų galėjo jie, kodėl negalime ir mes?